Labas merginos. Labą dieną. Pasakykit dabar savo vardą ir gal ką mėgstat, kas patinka. Aš esu Daiva ir čia mano draugiam Elija. Mums patinka gyvūnai, labai patinka mums paukščiai. Patinka eiti pasivaikščiot. Patinka piešti, labai mums patinka. Daiva, kas tave paskatino ateiti, savanoriauti ir vis tiek su specialiųjų poreikių vaikais? Tavo draugė mažai kalba, taip jau su daugiau iššūkių. Kaip tu jautiesi, kaip tau ta draugystė? Žinokit, paskatino tai turbūt gal smalsumas, aš tiesiog ir norėjau pažinti. O jaučiuosi, tai tikrai man Elija yra didžiulė mįslė. Nes aš kaip sakau, jinai labai protinga mergaitė, tik tai reikia suprasti. Šiaip man geras su ja iš tiek. Tai jūs su draugystė, jūs vaikštinėja, taip supratau, kartu. Elija žiūri, labai šuniuką domisi. Mes vaikštinėjame, mes einam lesinti paukščių, iš tikrųjų Elijai labai patinka. Man patinka, kaip jinai su jais bendrauja, kaip jiems vadovauja netgi tiems visiems paukščiams. Jinai ten, kaip aš sakau, tu paukščių karalienė būni, dėl to, kad visi paukščiai ir balandžiai pas ją, ir varnos, viskas būna išskirstyti, ir antytės. Ar sunku surasti to laiko susitikimui? Ar vis dėlto tai nėra taip sudėtinga ir ar tas laikas greit praeina? Žinokit, nesunku, nes mes labai kažkaip esame apsisprendę penktadienį. Nėra mums sunku, o laikas greit prabėga, žinokit, iš tikrųjų, kažkaip jo. Ką tu pati, Daiva, pavyzdžiui, gauni iš tos draugystės? Kaip tu jautiesi nuo to karto, kai susipažinai Elija, kas pasikeitė, gal kažkoks požiūris, gal dar kažkas? Žinot, aš tiesiog, kaip aš sakau, jinai mane netgi moko, ne tai, kad moko, bet aš iš savęs esu tokia kaip ugnis iš tikrųjų. Ir man reikia ir daug visokių kitokių įvairios veiklos, įvairių dalykų. O Elijai, gal ir iš tikrųjų, jai patinka tie patys paprasti dalykai, atkartojami veiksmai. Ir pradžiai man buvo kažkaip, nei šiaip, nei taip atrodo, kaip tarytum jai nebeįdomu jau tai, ką mes darėm praeitą kartą, bet su laiku pastebi, kad tai jai būtent įdomu, nes jai prisimena, jai tas kartojimas, tą, ką jai žino, tai jai būtent yra labai įdomu. Ir mūsų dabar tie ar pasivaikščiojimai, ar tų paukštelių ten lesinimas, ar dar kažkas, visą laiką mes, ar ėjimas pasivaikščioti parku ir yra ten piešiniukai nupiešti, mes jau žinom, kaip mes apie juos apkalbėjome, mes visą laiką juos pastebim, visą laiką vėl tos pačios kalbos. Mums įdomu, tokie dalykai mums tai yra įdomu ir iš tikrųjų, gal kaip jūs klausėte, ko aš pasimokiau, aš ir pasimokiau, kad nebūtinai reikia lėkti per gyvenimą, verstis galvą, bet tiesiog iš tikrųjų netgi tie patys dalykai, gal juos reikia antrą kartą pastebėti, jie gal visai kitaip pasistebi. Tai iš tikrųjų Elijos dėka. Žinot, kaip čia pasakyti, žmogui, kuriam tai nėra visiškai aktualu ir įdomu, tai nežinau, nieko neturiu ką pasakyti, bet abejojančiam žmogui ir ta patirtis, jinai yra įdomi, jinai yra tiesiog tam, kad tu ir pažintum. Aš kaip sakau, mūsų visuomenėje kaip reikia pripažinti, kad iš tikrųjų žmonių autistų yra tikrai daug mūsų aplinka, net galbūt mes nematom, nepastebim, neskiriam. Ir tas pažinimas, sužinojimas, matymas, tai jau pačiam žmogui duoda labai daug. O aplamai faina, tiesiog faina, kaip čia pasakyti, aš turiu laiko, mano vaikai užauginti, aš kodėl nepasidalinti savo laiku su kažkuo ir jeigu ta veikla yra miela ir artima, tai aš visiems linkėčiau iš tikrųjų, kam yra kažkiek tai kirba, noriu ar nenoriu, tikrai drąsiai bandyti, nes tai įdomu. Ačiū tau labai. Elija, pamojuokim Elija. Iki.